Sveiki, nekenčiu fotkintis. Nemėgstu fotkintis grupelėse, nemėgstu fotkintis vienas pats ant dokumentų ar dar kažkam, tai ir kažkur tai man daug lengviau sukti videoblogą ir filmuotis ir nežinau kodėl. Beveik visada atrodau nuotraukose pats savo keistas ir man tai nepatinka, o ypač nepatinka, kai fotografuojant kas nors sako šypsokis. Blet. Nesenai tvarkydamas tokius reikalus teko fotografuotis, ten fotografuoja mane, kol netikėtai išgirstų žodį šypsena. Stovėjau toks rimtas, o dar pirmadienis tokia sunki diena ir aš stengiuosi šypsotis ir man neišeina. Tikiu, kad labai keistai atrodžiau, spaudžiu tą savo veidą, bandau šypsotis, išsišiep, bet man niekiek nepavyksta šypsotis, jeigu aš to nenoriu daryti. Nemoku tiesiog sufeikinti savo smailu. Tada man pasidarė juokinga, kad aš tiesiog nemoku šypsotis, kai man liepia šypsotis ir kaip aš dabar stengiuosi šypsotis per vieną ūsą kreivai. Ir tada aš galėjau nuoširdžiai nusišypsoti. Tokiais atvejais ir su tokiais žmonėm, manau, fotografai turėtų turėti arba citriną po ranka, nors nepričiom tą citriną čia. Arba tiesiog būtų labai juokingas. Pastebėjau, kad Petriuko filmukui pavyko labai prasimušti. Šiuo metu peržiūrų yra beveik 500 000, 4773 laikai, 993 komentarai, apie 100 laikų. Su šiuo filmuku įdėjęs į HLT laimėjau Maikę kaip prizą už savaitės geriausią berods filmuką. Laimėjau 55 Respublikinio mėgėjiškų filmų festivalio apdovanojimą už geriausią animacinį filmą. Ir labai dėkoju jums visiems, kurie žiūrėjot ir kuriem patiko tas filmukas, už visą tą palaikymą, už dėkavoju. Vis dar atsiranda klausinėjančių ir skatinančių daryti antrą dalį, bet jau esu sakęs, kad antrosios dalies nebus. Nedarysiu, tiesiog užtenka vienos dalies. Bet kažkodėl pradėjau susimastyti apie susimastymą dėl antrosios didžiojo Petriuko filmuko dalies. Bet kol kas dar nieko nepatvirtinu, nieko negaliu pažadėti, bet duodu jums apie tai žinoti. O jūs duokit žinoti man, ką manote apie tai, apie antrąją galimą Petriuko filmo dalį. Komentaruose apačioje rašykite, ar jums patiko pirmoji dalis Petriuko, kaip patiko, kodėl patiko ir ką manote apie antrą Petriuko filmo dalį. Šįkart tiek. Už manęs raudonus užuolaidos jau rodo, kad jau laikas baigti šitą video blogą. Iki.